Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Oi. Na ką, mūsų adventinis pasivaikščiojimas tęsiasi ir šiandieną mes jau visiškai arti Viešpaties Jėzaus gimimo dienos. Šiandieną yra 4 advento savaitės pirmadienis. Gavau žinutę, kad mano draugė Dainora sirguliuoja, aukšta temperatūra, o jinai gyvena Klaipėdos rajone. Taigi adventiniai pasivaikščiojimai nukreipia mus į Klaipėdos rajoną. Buvusi, dabar jau nebeveikianti, uždaryta sąvartyną. Labas, Robertai! Labą dieną. Labą Čia dieną. mano draugai yra. Oi, čia bus dabar. Kur prisėsim, bet mūsų tiek vietos. Prisimenu brolio Astijos laidas Atverk duris. Tai atveriu duris ir einu pas savo draugę Dainorą. Kaip tu atrodai? Blogai, silpna. Silpna, visai silpna. Net tai žodis. Čia vaisių daugiau, sausainių, vaistų. Nu, kai mes išeisim, Robertas viską paduos tau, gerai? Opa! O tai ir krepšį man parliksi. Jo, paliksiu šitą krepšį. Oi, koks gražuolis. Nes dabar visiškai jau arti yra Kalėdos. Va, ir mes kasdieną skaitom. Vat, pavyzdžiui, tu taip skaityk. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką ir paskui jau pabaigoje tai Dievo žodis. Elzbietai atėjo metas gimdyti ir jis susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirdė, kokią žinią malonę suteikė jai Viešpats, džiaugiasi kartu su jiem. 8 dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zacharijų. Motina pasipriešino, o ne, jis vadinasi Jonas. Kiti jai sakė, bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Prakaitas bėga. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė, jo vardas Jonas. Jėzau, prakaipoja. Nu, prakaitas bėga. Visi stebėjusi, toj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėtis, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šios įvykius. Visi girdėjusiai dėjusi tai į širdį ir klausinėjo, kaip manai, kas bus iš to vaiko? Ji tikrai globoja Viešpaties ranka. Tai Dievo žodis. Super. Dėkojame Dievui. Nu kaip gražiai perskaitė. Ačiū. Ačiū. Brolau. Prisimeni, kai tu pasakojai apie tarnystę. Kad reiškia, gyvenant netgi tokioje aplinkoje, gyvenant, reiškia, tokiose sąlygose, paklausykit, brangiai, gyvenant tokiose sąlygose, žmogus vis tiek atranda galimybę tarnauti kitiems. Ir papasakok, kaip tu daliniesi, tu geidavai, kur neši maistą, kai tau lieka. Nu kaip, juk mes ne vieni tokie esam. Mes gaunam iš kažkur kitur. Mums ten iš kaimo kartais kiaušinių kokią duoda.
kartais bulvių duoda, burokėlį kokį. Ten mes gaudavom, atsiprašau, trūksta. Iš šunyno gaudavom maisto, tenai kokios žuvies, ten lašinukų, ten varškės, surelių. Atveža mums, čia yra 2 šunynai. Tai juk mes maišais nesuvalgysim bandelės duoną, juk mes nesuvalgom tiek. Dalį savo pasiliekam, tų lašinių šunims išverdam, o kitus nunešam į kaimą, kam reikia žmonėms. Tai duonos vištoms, kruopų. Pasikrauti telefoną. Jo, mes kraunam nes mes elektros tai neturim. Aš tiesiog didžiuojuosi draugystę su Dainora jau daug metų. Ir Dainora yra gimusi gruodžio 24 dieną. Ir mes tikrai atvažiuosime su puokšte rožių. Kitas džiaugsmas, dar kitas lygis džiaugsmo yra, kad pagal savo gyvenimo sąlygas, kuriuose Dainora gyvena kartu su Robertu, jinai dar sugeba pozityviai veikti. Jūs girdėjote apie jos tarnystę. Atrodo, kad neįmanomas. Lygiai norisi dabar papasakoti apie kitą moterį, kuri čia Sąvartyne daug metų gyveno, kuri man padėjo tiesiog rinkti varį. Ir iš to vario mes šiandieną turime bažnytėlėje nuostabų nukryžiuotąjį iš vario, kuris atėjo iš Sąvartyno. Tikrai ačiū labai už buvimą. Laiminu jūs visus ir su šventėm. Ačiū labai. Robertai, pamiršai nuotraukas parodyti. Taip, priminsiu, su mumis ESO vadovas Renaldas Radvira ir aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius. Pone Saladžiu. Vieni, reiškia, aukso namuose, kiti tose, bet vis tiek viskas yra laikina, viskas praeina. Čia mums įprasta viskas ir... Lieka tik tai... Turi būti, Jo. Lieka tik tai meilė, meilė, nes meilė yra amžina. Visa... Jo, pasakyk, kad meilė yra amžina. Meilė amžina turbūt, taip. Tikrai norėjau pasakyti, galbūt, kad, kai gimsta vaikutis, tikrai visi džiaugiasi, reiškia savo nuostabą, domisi, kas bus iš šio vaiko. Ir dabar mes susitikome su Robertu, su Dainora. Tikrai kiek džiaugsmo buvo, kai jos tėvai mama parsinešė į namus. Tai rodo, kad žmogaus gyvenimo pradžia nebūtinai priklauso vien tik jam pačiam ar jo šeimai. Labai svarbu, kokioje aplinkoje tas vaikas auga, kokioje aplinkoje jis mokosi, kas yra jo auklėtojai. Bendrai žiūrint, jisgi formuojasi plačia prasme socialinėme kontekste. Ir matėme rezultatą 2 šeimų, ar ne, vaikai. Tai dabar ir jų palikti negalime, jeigu mes jų nelankytume, jeigu Salvation Army jų nelankytų, arba pas juos neateitų kiti, nežinau. Jie kaip tik išprovokuoja mumise gerumą. Jie neleidžia būti man užsisklendusiam savy. Jie kažkaip tai įsiveržia. Jie įsišaknyja į mano širdį viltimi. Ir aš tada vilties nešinas einu ir kuriu meilės artimo rūpesčio bendruomenę. Kažkaip tai taip man norėjusi šiandieną pasakyti, papasakoti. Gyvuokite su Kristumi. Tik su Kristumi. Tik. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite,
Dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.